Sveiki, ar žinojot, kad John Deere šį rudenį pristatė operacijų centro atnaujinimą? Tai yra dirbtinio intelekto pagalbos įrankis, kuriam galite užduoti jums rūpimus klausimus ir gauti visus atsakymus lietuvių kalba. Jums turbūt įdomu, ko galima šios sistemos paklausti. O klausimai gali būti labai įvairūs, pradedant nuo pačios sistemos naudojimosi subtilybių iki technikos duomenų bei pasikonsultuoti dėl įvykusių gedimų laukuose. Tad dabar galim pabandyti užduoti vieną iš dažniausiai pasitaikančių klausimų, tai yra kaip teisingai susikurti lauko ribas operacijų centre. Tad ir pabandykime paklausti. Ir matome, kad sistema mums generuoja atsakymą. Ir pateikė nuoseklų veiksmų planą, pagal kurį galima bus susikurti teisingai lauko ribas operacijų centre. O dabar galime užduoti šiek tiek sudėtingesnį klausimą, tai yra techninį klausimą. Įsivaizduokite, kad dirbat laukuose ir jums nustojo veikti Autotrack sistema. Tad ir paklauskime sistemos, ką reikėtų daryti. Na ir matome, kad sistema pateikė mums rekomendacijas, jog reikėtų patikrinti mašinos komponentus, ar viskas su jais yra gerai ir jie prijungti, perkrauti sistemą ir, jeigu tai nepadeda, susisiekti su mūsų specialistais. Nepamirškite, kad šis įrankis nuolatos mokosi ir gavę atsakymą galite jį įvertinti vieno mygtuko paspaudimu. Tai leis gauti kuo geresnius atsakymus ateityje. Ši dirbtinio intelekto integracija operacijų centre seniems jos vartotojams padės greičiau surasti jiems rūpimus klausimus, o naujiems vartotojams padės lengviau perprasti sistemą ir suprasti jos veikimą.